Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl. Sveiki visi, esu Justinas Kapkovičius, virtuvės šefas, o šiandien laidoje šviežios idėjos su Lidl mes pasigaminsime vieno puodo patiekalą, kurio pagrindinis komponentas yra kiauliena. Pradžiai įkaitiname keptuvę. Šiam patiekalui mums reikės 3 skiltelių česnako, kurias susismulkiname mažais kubeliais. Česnaką beriame į kaitintą aliejų. Kol česnakas skrunda, susismulkinsime grybus. Na ką, pripjovėme grybą, pats laikas juos apsiskrūdinti. Pilame Worcesterio padažą ir grietinėlę. Viską gerai išmaišame ir paliekame šiek tiek pasitroškinti. Pasiruošėme kiaulieną, nuskaniname druska ir pipirais. Gerai įkaitiname keptuvę, pilame šiek tiek aliejaus. Beriame sūrį. Šiam patiekalui jo galite nepagailėti. Sudedame špinatus. Viską kiek pramaišame. Į keptuvę dedame kiaulienos kepsnelius. Šiek tiek druskos. Pipiro. Viską patroškiname kelias minutės ir galėsime ragauti. Dar vienas vieno puodo patiekalas jau paruoštas. Šiandien tiek, o su manim pasimatysite jau rytoj šviežios idėjos su Lidl per TV3. Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl.